Tėvo Antano nereikia pristatyti, yra didžiulis džiaugsmas, kad jis yra su mumis ir prieš prasidedant gavėniai padeda mums susikaupti ir pradedame šiandien temą šviesa tamsoje. Labai malonu šioj bažnyčioj vėl būti po ilgos pertraukos ir truputėlį pasiruošti gavėniai ir visam tam laikui ir svarbiausia Velykom. Visų metų kaip ir viršūnė yra ne Kalėdų senis, bet yra Velykos, kada mes atnaujinam krikšto pažadus. Nes mūsų didžiausia žymė yra krikštas. Mes esam krikščionys, Jėzaus sekėjai ir taip toliau. Tai mes per gavėnią ruošiamės, kiekvienas pagal savo patirtį ir sąlygas ir visą kitą, turėti jėgų Velyknaktį ar Velykų dieną su visais su žvake rankom sakyti, aš tikiu. Ir patvirtinti tai, ką mes nešiojam turbūt daugumą mūsų nuo kūdikystės. Tai pirmą paskaitysiu mažą skaitinėlį, kaip tik šiom dienom skaitomas, čia iš pranašo Jeremijo. Laimingas žmogus, kuris viešpačiu pasitikė, kurio viltis yra tik viešpats. Toks žmogus yra kaip medis pasodintas prie vandens, leidžiantis savo šaknis srovės link. Nebijo kaitros, kai jį užeina, jo lapai nuolat žaliuoja. Sausros metu nepabūgsta, vaisių duoti nenustoja. Teisieji gyvena per amžius, jiems atlygina viešpats. Kaip žinot, čia yra mažytė parodėlė, misijų stotelės. Tai yra toks vienetas, kurio talkininkės yra arba veikėjos yra jaunos mamos, kilusios iš skautų. Ir mes ruošiam visokias parodėlės Lietuvoje. Ir atsitiko, kad viena moteris pažinojo šeimą Brazilijoje ir jai padovanojo plunksnų vainiką tokį, kur ir vyriška, ir moteriška. Dabar jis įstatytas Jėzuitų gimnazijos bibliotekoje. Tai kadangi mes gavom tą, reikėjo sužinoti apie tą tautą, kurios plunksnos tos yra. Ir jie nėra žodžių apibūdinti. Be didelių istorijų jie gyvena visus metus, gyvena miestelėje, kur yra ir kitų žmonių, ne tik jų tautos, ne tik jų genties. O kai pasibaigia derlius ir nebėra lauko darbų, tai jie nusikrausto į kitą vietą, kur jie turi tokį kaip, gali sakyti, kaip vasarnamius, paprastesnius namus ir vietą 3 mėnesiam susitelkimui, įsivaizduokit. Ir tenai negali kiti žmonės įeiti be leidimo, jie šoka savo šventus šokius, maldas, jie negali melstis kaip mes. Mes šitaip susikrimtę baisiausiai. Jie turi judėti, šokti. Ir galim pažiūrėti internete jų tas maldas. Ir labai svarbu, kaip šoka ir vieni kažką pasako, kiti atsiliepia panašiai kaip mūsų litanijos. Tai jie palieka viską namuose, miestelėje ir nueina į šitą vietą maždaug kaip mes važiuotume, nežinau, į Dainavos stovyklą ar kur nors. Ir pasiima savo gyvulius, savo ir šuniukus ir visą kitą, užrakina namus mieste ir būna tos 3 mėnesius ir prisimena visą savo istoriją, paveldą ir visą kitą. Ir jų paklausė, apie ką jūs meldžiatės, ko jūs meldžiatės. Jie sako,
labiausiai mes meldžiamės už taiką pasaulyje. Įsivaizduokit, 3 mėnesius šaukti ir giedoti ir susitelkti, kad pasaulyje būtų taika. Yra pasakiška. Jie nežino, kad nieks taip nedaro, ar ne? Mes pasimeldžiam minutę ir jau maždaug. Ne, kad mes turėtume tą daryti, bet yra pavyzdys žmonių, kurie labai rimtai žiūri, kad jų maldos turi pasekmes. Ir čia yra kaip šviesa tamsoje. Pasaulyje tiek nesantaikos ir visa kita, o tie keli šimtai, 500 ir kiek tos tautos žmonių, jie meldžiasi kiekvienas metais po derliaus 3 mėnesius tame savo kaip ir maldos namuose, vienuolyne galėtum sakyti. Tai mums yra proga šičia irgi susitelkti ne taip baisiai rimtai, bet norim pakalbėti arba pamastyti apie šviesą tamsoje. Ir kaip jie meldžiasi apie savo kilmę ir ryšį su pasaulio taiką, taip mes, kai meldžiamės, nešam su savim viską, ką turim kupriniai. Savo istoriją, mūsų kilmę, mūsų būseną, mūsų išgyvenimus, visokius neramius dalykus, kuriuos atsimenam. Mes yra skaudžių dalykų, neteisybės, dar kažko. Ir labai svarbu, kad mes žiūrėdami į savo istoriją, į mūsų paveldą, atpažintume, kas mus paveikia ir tada mes nesame vergai tos skausmo ar kas ten bebūtų sunkumo, kurie esame išgyvenę. Reikėjo daryti o taip, ar nuspręsti taip, bet dabar nusprendžiau ir padariau kitaip. Tai palieki Dievo rankose ir eini pirmyn. Negalim graužtis amžinai, kad kažkas buvo ne taip, negerai, suklydai, ar klaidžiojai, ar kas nors tokio. Ir tada mes kartais suprantame, kad koks nors sunkumas buvo ir iš to išėjo kas nors gero. Mes kažką išmokom iš tų pastangų, iš kito pakeitę planus, atsirėmę į kitus žmonės ir taip toliau. Visas tas mūsų gyvenimas yra Dievo dovana ir jis nėra tam, kad mes kankintumės ir graužtumės. Man atrodo, mes, kiek aš matau, praleidžiam šiek tiek laiko tuo graužtis, kad ne taip, kad reikėjo kitaip. O buvo taip, dabar einam pirmyn. Suklydau, labai gerai, pasisekė, ačiū Dievui. Ir tada mes labiau pajuntam, kad Dievas mus myli ne dėl to, kad mes darom gerus darbus ir padedam visiems žmonėms ir visa kita, bet mus myli, sutvėrė iš meilės palaiko vien dėl mūsų pačių, net nieko nedarant. Kaip aš paimu kūdikėlį ir suspaudžiu prie širdies, aš labai myliu, jis dar nemoka nei skaityti, nei rašyti, o aš jau jį myliu. Tai tas pats yra su mumis. Dievas myli vien dėl to, kad Onutė ar Petras ar Jonas ar Marija iš viso yra šioj žemėje. Iš meilės čia padėjau ir iš meilės toliau veda ar seka. Mes neužsitarnaujam tos vietos žemėje. Ir ta malonė gyventi yra Dievo dovana. Vienas iš didelių klausimų iš mūsų praeities, kiekvieno mūsų arba daug mūsų, yra atleidimo klausimas, ar ne? Ar aš galiu atleisti kažkokiam, nežinau kam, dėdei, tetai, kaimynui, darbovietai, kažkokiam žmogui, ar žmonėms negaliu atleisti. Ir manytum, kad Jėzus moko atleisk, kad mes atleistume, kaip mum atleidžia, atleisk mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Bet tas irgi nėra mygtukas, dabar aš atleidžiu ir pasibaigia.
Man labai graži pamoka buvo su viena jauna moterim Šventų Jonų bažnyčioje, kur aš dirbu Vilniuje. Ji tokią naštą nešiojo savo širdį ir aš jai sakiau, Dievas seniai jum atleido, bet jūs turit kažką padaryti, kuri būtų jum apčiuopiamas ženklas, kad Dievas tikrai atleido. Ir aš taip iš galvos, gal sakyti, iš patirties sakau, žinot, pavyzdžiui, aš pasodinsiu medelį kažkur, kur būna tokios vietos, kur galim pasodinti kažką atminti ir panašiai. Tada gal nueiti į aušros vartus ar kur nors kitur uždegti žvakutę. Arba kažkokį kitą darbą atlikti, kuris būtų ženklas, aš dabar tą skriaudą, kurią patyriau, aš palieku. Aš kiek galiu atleidžiu. Ir jį tik nušvito ir sako, aš žinau, ką aš padarysiu. Aš paimsiu akmenuką, čia sudėsiu tą visą nuoskaudą ir nueisiu prie vilnelės ir įmesiu, vilnelės vanduo labai švarus. Įmesiu į vilnelę ir suprasiu, kad Dievas išplovė, išvalė, atleidžia. Pati surado tą ženklą savo priminti ir tada už 5 minučių vėl ją graužė tas dalykas. Bet aš jau įmečiau tą akmenuką, jau Dievas nupjovė, paskui prisimenu už pusę valandos. Paskui staiga žiūri, kad praėjo 3 savaitės ir nepagalvojo apie tą nuoskaudą. Tai yra vienas būdas, kaip mūsų tas paveldas, kas mus padarė tokius, kokie mes esam, kaip mes kartais galim paveikti savo būseną, laikyseną ir visada dėkinga širdimi. Ir kartais mes suprantame, kad čia yra būdas, kurio Dievas mums padeda iš meilės atsiliepia į mūsų troškimą, kad gyventume sveikai ir taip toliau. Tai kiekviena mūsų galim tą pasinaudoti šito pavyzdėliu, ne kad atleisti, bet koks mūsų amžius bebūtų ar gyvenimo patirtis, pagalvoti, kas mane padarė tokį, koks esu. Kas mane labiausiai paveikė. Ir tada dėkinga širdimi pagalvoti. Arba jeigu kas skaudaus, tai vėl reikia su tuo padirbėti. Kad gavėnia yra tas laikas, arba šis laikotarpis, kada mes žiūrim, kas atsitiko per metus ir kaip mes galim rasti šviesą tamsoje. Tai prisimindami, pakartodami ir taip toliau mes surandam tuos dalykus, kurie yra Dievo kaip ir žodis mum, kur Dievas atvedė iki šios dienos. Kuo gyva yra mano meilė kitiems žmonėms, kas mane palaiko, kokie žmonės palaiko, sąlygos, gamtoj būti, darže kažką daryti, suvinėti, megzti, nežinau kas, tie dalykai, kur mus ramina, yra Dievo dovanas mum, mūsų tą meilę ir kantrybę ir dėmesį palaikyti. Kartais mums gali būti ir pavyzdžiai šventųjų gyvenimai. Aš labai mėgstu skaityti šventųjų gyvenimus, nes kažką išmoksti iš kiekvieno iš jų. Kažkas degė kažką daryti. Gal mes ne tik degam ar ką, bet matai, kokią drąsą žmonės turi, kaip čia Čikagos ta šventoji Mother Cabrini, ar ne, atvykus iš Italijos su seselėm ir kokius nuostabius dalykus darė. Ką kalbėti apie įvairius lietuvių šventuosius, arba kitus mūsų vardų šventieji šventosios. Yra mums būdas įžiūrėti, suprasti, priimti, nesmerkti, atpažinti Dievo pirštą mūsų gyvenime. Ir
mums sunku įsivaizduoti, kad yra tiek milijardų žmonių ir Dievas kiekvieno iš mūsų atskirai rūpinasi, atskirai ir kartu su tais, kurie mums brangus. Tai kuo gyva mano meilė ar dėmesys šiame gyvenime. Tie šviesos apraiškos, šviesa tamsoje yra tie visi nuostabūs dalykai, kuriuos mes darom. Palaikyti kitus žmonės, šelpti, mokyti, neatmesti, priglausti. Yra mūsų dosnumas, koks jis bebūtų, laiko ar kito, išklausyti kitus žmonės, kartais pamokyti, parodyti pavyzdį. Visi yra šviesa tamsoje. Kaip mes galim padaryti, kad pasaulis būtų šviesesnis? Aš norėčiau pakeisti visą pasaulį, tai būtų labai geras dalykas. Bet negaliu, aš tik galiu šitiek, ar ne? Savo metu, savo laiku, savo vietoj, su visais ribotumais, kažkiek gero padaryti. Ir to užtenka, nereikia kankintis visą gyvenimą, kad aš mažai nuveikiau ar panašiai, nes yra tie maži dalykai, kurie gyvenimą padaro malonų. Tai mes patys tą jaučiam. Turim draugus, draugės, renginius. Pažiūrėkim, kiek mums suteikia džiaugsmo metinės šventės, ar ne? Motinos diena, būna dabar vaikų diena, yra senelių diena, paskui yra įvairios pabėgėlių dienos ir taip toliau. Tas viskas sugalvota ne taip seniai, per 100 kažkiek metų, kad mes mums visiems priminti tą, kad mes esam žemės bendra keleiviai ir kad Dievas iš meilės sutvėrė, iš meilės palaiko ir mes esam Dievo rankos ir kojos ir širdys savo aplinkoj, savo miestelį, savo šeimynoj, dar kitur, kur mes dalyvaujam. Tie paprasti maži dalykai. Ir labai geras pavyzdys yra, aš nežinau, kiek mes bendrai paėmus sekėme sinodą, vyskupų sinodą Romoje, kurie 3 mėnesius ten sėdėjo po 12 ar kiek žmonių prie stalo ir turėjo kiekvienas kito išklausyti, 3 minutės galėjo kalbėti ir nieks negali atsiliepti, net diskusijos. Ir kai visi pakalbėjo, tada atsiliepė. Atrodo taip keista, bet jie matė, kad tas keičia jų galvoseną, išgirsta kitų žmonių reikalus, troškimus, supratimą, jų įnašą, jų rūpestį ir panašiai. Tai čia yra ir mūsų tas paprastas bendravimas, ne taip agresyviai kaip nors, bet išklausyti, atsiliepti, būti šalia. Taip kaip mes vaikelį vedžiojam, ar ne? Nieko jo nemokam, tik vedžiojam, palaikom ir kažkas labai svarbaus vyksta. Tai tas būti šalia kitų žmonių yra viena iš gražiausių tarnybų ir čia tas matosi tame sinode, kiek jie išmoko, tie vyskupai ir moterys ir vyrai, kurie dalyvavo, išmoko turėti kantrybės ir džiaugtis kiekvienu, kuris prie to stalo sėdė ir pasisemti iš jo ar jos pasisakymo. Vienas iš gavėnios bruožų yra pasninkas, ar ne? Tai mes paprastai sakom, pasninkas tai nevalgyt mėsos penktadienį. Ne taip dauguma žmonių supranta, aš manau. Tai tada užsisakom 2 tuos vėžius didžiulius, kur kainuoja, nežinau, $50. Ir tas vadinasi pasninkas. Ir kažkoks nesusipratimas, ar ne? Tai tas dėmesys, kad aš truputį kitaip valgau, ar truputį kitaip geriu, ar truputį pramogą kažkokią palieku ir vietoj to aš
ten kažkur paaukosiu, paremsiu. Nes tikslas pasninko yra sutaupyti vargstantiems. Nėra save kankinti, kad aš kaip vaikai eina į mišias pro pievą ir yra uogų. Ir suvalgo avietę ir tada negali eiti komunijos, kadangi valgė valandą per kažkokią nesąmonę. Ar ne? Čia ne apie tą yra. Tai ta šviesa tamsoje yra įžiūrėti, kas yra svarbus dalykas, kad galėtume pasninkaudami, prižiūrėdami savo galimybės, paremti kitus, palaikyti kitus. Ir nebūtinai pinigais, bet mūsų laikas yra labai brangesnis už pinigus. Su kuo nors pabūti, pasėdėti. Kaip mes lankom senelių namus arba ligoninę, kartais reikia ilgai laukti ir ten būni ir didelis kaip ir vargas, bet ta mažytė šviesytė tamsoje, kad kas nors šalia manęs sergančio, alpstančio, tenai mirštančio sėdi ir neišsigandęs, neišsigandusi būna. Tai yra vėl kitas būdas pasninkauti nuo savo laiko skirti kitiem. Žiūrėdami į savo nueitą gyvenimo kelią, kas mane labiausiai paveikė per paskutinius metus, sakykime, ar 2 metus, ar kiek, kas mane labiausiai paveikė, galiu pažiūrėti ir į kas buvo šviesu, kas suteikia vilties, kas apsaugo nuo nevilties. Aš supratau kažką apie Dievo globą mums. Ir mes, aišku, esam neverti to, neužsitarnaujam, bet Dievas neužmiršo. Paprastai mes sakom, kad Dievas užmiršo mane ir taip toliau. Gaila, bet to nebūna. Ta apžvalga mūsų dienos, mūsų metų, mūsų gyvenimo yra būdas dėkinga širdimi kiekvieną dieną žiūrėti. Ir čia pavyzdys yra, kurį netaip seniai girdėjau Vilniuje. Vienas sąžiningas žmogus, jau subrendęs žmogus, ėjo išpažinties ir jis labai sąžiningai surašė 5 puslapius nuodėmių. Nežinau per kiek laiko. Ir kunigas išklausė visus, ką skaitė, ir tada jis sako, ir už atgailą, dabar eik namo ir parašyk 5 puslapius savo gerų darbų, kuriuos esi padaręs. Labai gera atgaila, ar ne? Dėkinga širdimi, kad aš galėjau mylėti kažką, galėjau padėti, suprasti, dar kažką. Visai kitas žvilgsnis, ne graužtis ir kankintis, bet ieškoti, kur yra tie dalykai, kur palaiko mūsų kojas tiesiam kelyje. Neliūdėti, bet kur yra šviesa, kas duoda vilties, apsaugo nuo nevilties. Čia prie to galim pridėti ir dar kitą dalį, kur mes vargstam bažnyčioje per pamaldas, per mišias. Nes kartais mums susidaro įspūdis, kad eiti komunijos, priimti komuniją yra todėl, kad mes geri. Ar ne, aš buvau geras visą savaitę, dabar aš eisiu komunijos. O jei mano širdis plyšta ir skauda, tai kaip aš eisiu komunijos. Ar neteisingai manau? O yra kaip tik atvirkščiai. Kai mano širdis plyšta, kai man sunku, kai nesusigaudau, man reikia stiprybės, taip kaip kai esu alkanas, aš kažką valgau, kad būčiau stiprus ir galėčiau nueiti 100 kilometrų. Tai
komunija nėra atlygis, kad aš buvau labai geras, dabar eisiu komunijos. Komunija yra, mes esam Dievo vaikai ir vienaip ar kitaip riboti ir kad Dievas sustiprina mus mūsų uždaviniam. Priimu komuniją ir einu į kovą, į tą kovą už savo, kaip ir ateitį, už kitų pagarbą kitiems žmonėms ir panašiai. Nėra atlygis, o paskata, jėga. Aš kaip pavyzdį noriu papasakoti iš gyvenimo ne tiek apie nuodėmes, bet kiek apie bendravimą. Kai aš buvau gal 17 metų, su visa grupė skautų išėjom į mišką, ten, kur aš daug kartų esu buvęs, ir mes žygiuojam, einam, džiaugiamės ir staiga sutemo. Ir aš žiūriu, kad nebesusigaudo, kur mes esam, nors esu ten buvęs. Ir skautukai pradėjo verkti ir sako, mes paklydę. Aš sakau, ne, broliai, nesam paklydę. Ir pasirodė mėnulis tarp medžių. Ir iš karto pagal tą žinojau, kur saulė ir kur yra vakarai. Ir mes išėjom iš to. Man liko amžinas pavyzdys, kad turėti tą kažkokią šviesytę, kažkokį dalyką, kuris teikia vilties, kur padeda išspręsti. Taip kaip kiti žmonės paima, susimaišo, dar kažkas sunku ant širdies paima skaityti kokią poeziją ar pasakojimą ar dar kažką kitą. Kaip tik save gaivinti, ieškoti jėgų, eiti toliau tuo tiesiuoju keliu. Ir drąsiai eiti, nebijoti. Žiūriu, ką aš čia būsiu užmiršęs. Mes ir matom mūsų visuotiniai bažnyčioje, kaip pamažu keičiasi, kaip gailestingiau žiūrima į žmonės, nebūtinai bausti ir visokias išskirti žmonės, bet žiūrėti, kaip mes galim priglausti įvairių rūšių žmonės, įvairių pergyvenimų ir taip toliau, kaip tie, kur dirba kalėjimuose. Nepaprastai yra gerų ir pažįstu lietuvių, kur labai puikiai dirba su kaliniais, vyrais ir moterimis. Ir sugeba jiem duoti vilties, nors jie tupės ten daug metų. Tai siūlymas ar prašymas būtų mums pagalvoti apie tuos gyvenimo patirtis, išgyventus dalykus, kokie būtų šviesos ženklai. Pavyzdžiui, malda arba žodžiais, arba tik širdyje, arba be žodžių. Pavaikščioti tam kryžių kalnelį, kai sudės kryžius vėl, ar kur nors kitur. Mes randam būdus taip atsipūsti malda, nebūtinai daugybė žodžių ir iš maldaknygės, bet tik buvimo tam žinojime, kad Dievas yra arti mūsų. Kitas šviesa tamsoje yra būti susitaikiusiais. Mes visi turim žmonių ratą, ar ne? Draugų, giminių, kaimynų, kur mums yra saugu ir gera. Mums yra proga būti dėkingais tiem žmonėm. Ir Dievui dėkoti tas, kad mes sugyvenam, kad esam arčiau vieni kitų, kad einame, pakeliui esame į solidarumą, būti kartu, susiklausyti, priimti žmonės, kokie jie yra ir žiūrėti, kaip mes galim kartu su viltimi geresnį pasaulį žiūrėti, arti ir toli.
mes ir esam kviečiami vienaip ar kitaip, kaip jau buvo minėta, tas sinodinis kelias, tas reiškia žygiuoti kartu, eiti kartu, vaikščioti kartu, klausytis kitų žmonių. Tas yra labai sunku. Mes apačioj kavinėje ar kur nors, tik viens pradeda kalbėti, o jos kitas kalba. Ir visi, ar ne? Būna, kartais gali išsėdėti valandą ir nieko nepasakyti, kadangi viskas labai greitai juda. O čia yra, kad vienas kito išklausyti, priimti, išgirsti, pasitikėti kito žmogaus nuomonę ir taip toliau. Yra visokių žmonių ir išsimokslinusių, kurie daug kažką žino ir supranta, yra pradedantys, yra labai daug nedrąsių žmonių, yra išsigandusių žmonių, ar ne, mes visi pažįstam. Čia yra tas eiti kartu ir būti jom šviesa, nusišypsoti. Tie paprasti dalykai, kur mes darom, bet su savo sąmonė, savo mintimi, kad čia yra būdas, kaip aš savo tikėjimą išreiškiu. Ne pamokslais, bet aš nusišypsau, padėkoju, kartu dirbu, kažką darau. Ir kaip tie vargšai indėnai 3 mėnesius meldžiasi už taiką, tai Dievo svajonė yra, kad žmonės pasaulyje sugyvens ir nugalės blogį. Ir tam reikia kiekvieno pastangų. Laikytis už gyvybę, už tiesą, už teisingumą. Ne tik savo jėgomis, bet bendrai, sutartinai. Vienas pavyzdys iš tos, kuo aš kartais užsiimu Vilniuje, yra bendrakeleiviai. Čia sugalvoju tą pavadinimą tokiam sąjūdžiui, kur susirenka žmonės, kurie išgyvena skyrybas. Mes pradėjom 2000 metais. Ir būna dabar tokios programos 15 savaičių, kas savaitę susirinkti. Ir vadinasi bendrakeleiviai. Ir ten esu buvęs visus tuos metus, kiek gyvenau Lietuvoje, tuose būreliuose. Ir nuostabiausia yra, kad čia yra eiliniai žmonės su psichologė, kartais vargšas kunigėlis irgi būna, ir sielovadininkė, ir pasikalba savo patirtį, išsiverkia dar kažką. Ir po kokių 6 susitikimų žiūri, kad pradeda atsistoti tvirčiau. Ant kojų pasibaigia 15 susitikimų, beveik visi atsistoja tvirtai ant kojų, už tai, kad turi kantrybės išklausyti kitų ir patys būti išgirsti ir be jokio smerkimo, ten kodėl skyrėsi, kodėl tas atsitiko, kodėl kažkas kito. Yra tas krikščioniškas būdas surasti išeitį, vietoj, kad atmesti, smerkti, badyti akim. Aš iš vaikystės atsimenu Waterbury, kur mes augom rytuose, Connecticut valstijoje. Kai mes buvom pradiniai mokykloje, viena mergaitė, aš pavardę atsiminčiau, lietuvišką pavardė, atsiminsiu. 18 metų mergaitė pabėgo su vyruku ir ištekėjo Las Vegas ar kur nors. Tai lietuviai tėvai atsisakė jos, nenori nieko žinoti apie ją. Ir taip labai griežtai. O sena lietuvė močiutė, ji nenurimsta. Jis sako, ji yra mūsų šeimos narė. Mes negalim jos taip palikti. Ir pamažu prikalbino tėvus ją priimti. Ir jiedu atvažiavo, susitokė Švento Juozapo bažnyčioje ir laimingai gyveno. Taip gražiai močiutė dirbo, lėtai, nepiktai, ne dar kažką negrasindama, bet dirbo išspręsti, sujungti žmonės vėl, kad mes gyventume kaip Dievo vaikai. Nebežinau, kas liko dar sakyti.
Mes ir apsidairom savo aplinkoje, ar yra kokių nors žmonių, kurie yra užmiršti, kažkokia rūšis žmonių. Kad ir iš mūsų pačių lietuvių arba ir kitų kaimynų, kur galim kažką padėti, kaip mūsų bendrakeleiviai. Jie žiūri, kad tokie žmonės turi vaikus, mama viena ar tėtis vienas su vaikais, labai sunku prižiūrėti tą viską. Tai surengia dienos stovyklas jiem. Išsituokusių šeimų vaikai. Ir po miestą vaikšto, kažką daro. Ieškot, ko pas mus trūksta. Kokie žmonės yra apleisti arba užmiršti. Kur galima kažką įnešti. Ir ne baisius dalykus už milijonus pinigų, bet tie paprasti dalykėliai. Nežinau, ar mes klausimų turėsim. Čia Birutės klausiu, ar Grasildos. Prašau. Padovanot krienų jam. Ne, bet labai svarbu, kad mes nesigraužtume, ar ne, kad nesikankintume. Mane įskaudino ir aš tada 50 metų turiu tą išgyventi. Mes tada sakom, mane labai įskaudino ir labai neteisingai, bet tas buvo, įvyko, praėjo, šiandieną yra kita diena, darom ką kitą. Ir kai vėl prisimenu, lygiai tas pats, jau aš tą padėjau šalia į lentyną ar į spintą, ar kur širdies kampelį kažkur, arba dievulis jau nuplovė kaip tą akmenį vandenį. Labai svarbu yra nesikankinti dėl dalykų, kurių nepakeisi, ar ne?